Technologija. Darėme algoritmą. Aš veikiu taip, kaip veikia kūrėjas. Bendradarbiaudamas su kūrėjo siela, valia, sąmonė ir dvasia. Bendradarbiaudamas su vienintelio Dievo fiziniu kūnu, pagal pasaulio amžinybę, aš prašau dieviškosios šviesos iš visų visatos kūrėjo objektų ir visų dieviškųjų struktūrų. Padėk man pasiekti tikslo. Grigorijos Petrovičiaus Grabovojaus mokymo platformoje įsivaizduokite amžinybės sferą ir sferoje Grigorijos Grabovojaus mokymo kristalą. Ant kristalo uždedame savo sidabro baltumo matricą arba mintimis pastatome savo arba norimo žmogaus atvaizdą į sferą. Toliau visą suformuotą struktūrą patalpiname į dieviškąjį amžinybės srautą, pastatydami tikslą – absoliutus fizinio kūno ir sąmonės sveikatos harmonizavimas bei visuotinas biolaukų struktūrų atkūrimas pagal kūrėjo normą. Atstatyti matricos dinamiką ir pagal laikrodžio rodiklę aplink savo ašį pasukome mintimis suformuotą tikslą. Sutelkite dėmesį į savo užduotį, kol matrica sukasi, o valdymo pabaigoje mes pastatome kūrėjo normą visose parametruose, visose amžino gyvenimo realybės elementuose, o fizinius kūnus išvystyti amžinam harmoningam gyvenimui pagal Dievo užduotį. Įsivaizduokite savo visuotiną gyvenimo užduotį visame kosmose sferos pavidalu. Tiesiog uždėkite jį ant rankos žiedo ar pakabuko kristaliuką. Kristalą labai tinka informacijai saugoti. O jeigu jaučiatės blogai ar esate prislėgtas, jeigu jūs puola neigiamos magiškos jėgos arba jaučiate energetinį smūgį, paimkite šią sferą ir naudokite tokiu būdu, primindami savo, kad viskas, kas jums nutinka, yra niekis su jūsų supančiu gyvenimu, kuris labai greitai pakels jūsų nuotaiką ir atves jūs į amžino gyvenimo jausmus. Galima naudoti šį metodą ir savo fiziniam kūnui gydyti. Išplėskite šią sferytę ir užpildykite jomis savo fizinį kūną, tiesiog pripildykite kūną jos šviesa. Galite naudoti šios sferos šviesą aplinkui esančiai erdvei apšviesti, o tai padarys jūs neprieinamus bet kokio tipo energijos įtakoms ir neigiamų jėgų įtaikai ir taip toliau. Stenkitės kuo dažniau pasiekti savo asmeninės pasaulinės užduoties sferą, kad taptumėte žvaigždžių keliautojų ir kūrėjų, tyrinėtojų gyvenimo visatoje, kad žavėtumėtės ir svajotumėte. Tai yra nuolat primins apie jūsų egzistavimo tikslą ir padės nenukrypti nuo pasirinkto kelio, kas galiausiai nuves jūs prie savo branginamo tikslo ir padės pašalinti bet kokias kliūtis jo siekiant. Galbūt žvelgdami į laimingą savo kaip žvaigždės keliautojo ateitį, atrasite vis daugiau naujų, tokio žavingo ir įdomaus gyvenimo detalių, kurios dar labiau sustiprins jūsų norą gyventi tokį gyvenimą, su kuriuo atrasite naujus sugebėjimus, žinių ir galimybių jas pasiekti. Ir šią svajonę užkrėsite kitus žmonės, o jie mielai prisijungs prie šio išsipildymo. Šiuo metu Žemėje jau gyvena žmonės, kurie visiškai nieko gali nevalgyti ir net negerti vandens. Jie vadinami saulės valgytojais. Šią technologiją sukūrė Krishnamurti ir leidžia panaudoti saulės energiją, siekiant visiškai užtikrinti žmogaus organizmo gyvybinės funkcijas, kurioms nereikia nei maisto, nei vandens. Šis faktas leidžia manyti, kad Dievas jau sukūrė žmonėms žinių, kurios leidžia žmonijai egzistuoti kitose saulės sistemos planetose ir net nesant maisto. Tai yra, Dievas parodo žmonėms, kad žmonija dabar turi pasiruošti kosmoso tyrinėjimui. Visuotinas amžino gyvenimo aprūpinimas. 971 891 957
514 8179. Aplinkos harmonizavimas 97519 8931. Užpildymas meilė 1888948. Negatyvas virsta pozityvu. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.